Sveiki, brangūs klausytojai. Jūs esate mano erdvėje, vietoje, kur susilieja energetinė išmintis, pasąmonės galia ir kūrybinė magija. Čia atrasite meditacijas, vizualizacijas ir praktikas, kurios padės harmonizuoti kūną, protą ir sielą. Kartu atversime duris į gausą, ramybę ir sąmoningą gyvenimo kūrimą. Atsipalaiduokite, giliai įkvėpkite ir leiskitės kelioniai į naują savaitę, į naujos realybės kūrimą. Savaitės pradžia tai švarus lapas, ant kurio galima rašyti savo gyvenimo istoriją taip, kaip norime patys. Pamiršk rutiną, pirmadienis gali tapti naujų įkvepiančių projekto startu. Visa savaitė, mėnuo, metai – tai tavo kuriamas pasakojimas, kuris prasideda dabar. Neleisk seniems įsitikinimams ir ribojantiems šablonams diktuoti sąlygų. Tu esi savo realybės kūrėjas, o visi reikalingi įrankiai jau tavo rankose. Pamiršk pilką kasdienybę ir monotoniją. Kiekviena diena – tai nauja galimybė atskleisti savo potencialą, įgyvendinti idėjas ir priartėti prie savo tikslų. Pasinaudok savaitės pradžia kaip galingų impulsų į priekį, kuris suteiks energijos ir įkvėpimų kurti gyvenimą apie tokį, kokį svajoji. Kaip kurti savo unikalią realybę? Vizualizacija. Kasdien bent 10-15 minučių įsivaizduok savo svajonių gyvenimą. Lyg jis jau būtų realybė. Kuo ryškesnės detalės ir stipresnės emocijos, tuo greičiau jos materializuosis. Afirmacijos. Teigiami tvirtinimai gali perprogramuoti pasąmonę. Kartok jas su tikėjimu. Aš esu sėkmingas ir laimingas žmogus. Aš pritraukiu į savo gyvenimą gausą ir harmoniją. Aš kupina sveikatos ir gyvybinės energijos. Dėkingumas. Kiekvieną vakarą prisimink bent 3 dalykus, už kuriuos šiandien esi dėkingas. Tai sustiprins tavo pozityvų požiūrį ir pritrauks dar daugiau gerų dalykų. Veiksmas. Svajonės pačios neišsipildo. Net ir mažiausias žingsnis link tikslų yra didelis žingsnis į priekį. Svarbu pradėti. Teigiamas mąstymas. Tavo mintys yra tavo ateities sėklos. Stebėk, ką galvoji. Rinkis pozityvią kryptį. Apsuk ratą savo praeityje ir prisimink. Kada tu galvojai blogai, įvyko tai, apie ką galvojai. Gal tada rinkis pozityvią kryptį, apsuk save įkvepiančiai žmonėmis ir informacija. Meditacija. Skirk laiko vidiniai ramybei. Meditacija padės išsklaidyti stresą ir aiškiau suvokti savo troškimus bei kelią pirmyn. Ribojančių įsitikinimų keitimas. Atpažink, kas stabdo tavo augimą ir pakeis tai naujomis, stiprinančiomis mintimis. Vietoj man nepavyks, sakyk, aš rasiu būdą, kaip tai padaryti. Nuolatinis tobulėjimas. Investuok į save, skaityk, mokykis, ieškok naujų galimybių. Kuo daugiau auginsi save, tuo plačiau atsivers pasaulis. Ir dabar aš jums paskaitysiu sukurtą ritualą savaitės pradžiai. Uždek žvakę ir susikurk intenciją naujai savaitai. Lėtai ištark. Ši savaitė mano kūrinys. Aš renkuosi šviesą, džiaugsmą ir gausą.
Mano mintys, mano sėklos, mano žodžiai, mano jėga. Pritraukiu į savo gyvenimą visa, kas gera ir vertinga. Sėkmė, meilė, klestėjimas – tai mano realybė. Ir tebūnie taip, nuo šios minutės, nuo šios sekundės, taip yra. Kartok šios žodžius 3 kartus, vizualizuodamas savo idealų gyvenimą. Su dėkingumu pajus, kaip tavo žodžiai įgauna jėgą. Nebūk pasyvus, stebėtojas. Kurk stebuklus pats. Ši savaitė tavo galimybė rašyti naują skyrių savo gyvenimo knygoje. Pasinaudok ją. Dėkoju, kad buvote kartu. Tegul ši energija lydi jūs visą dieną, suteikdama aiškumo, ramybės ir vidinės stiprybės. Jei pajutote pokytį ar įžvalgą, pasidalinkite komentaruose. Jūsų patirtis gali įkvėpti ir kitus. Prenumeruokite, kad nepraleistumėte naujų meditacijų ir sąmoningumo kūrimo praktikų. Susitiksime kitą kartą. Su jumis buvo Elytė Avetian.